Daugiau nei 700 metų siekianti turtinga Lietuvos žydų bendruomenės istorija, kultūrinė erdvė, galima sakyti, dingo 20-ojo amžiaus akivaruose. Vis tik kuo toliau, tuo labiau mums atsiveria pasaulio litvakų paveldas ir jo ryšys su Lietuva, išryškinantis vis naujus reiškinius ir vardus. Viktoro Davido Brenerio, Šiauliuose gimusio, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusio ir kūrusio graverio, vieno JAV cento, iki šiol tebesančio apyvartoje kūrėjo, pavardė išraižyta atminimo lentoje ant Šiaulių banko sienos. Tačiau Brenerių šeimoje buvo dar vienas talentingas kūrėjas – Viktoro brolis, skulptorius Michaelis. Apie šį labai talentingą, tačiau uždarą gyvenimo būdą pasirinkusi skulptorių žinojome mažai. Ir jei ne Michaelio sūnus Josefas, įteikęs Lietuvai labai vertingą dovaną – savo tėvo kūrinius, jo vardas iki šiol skendėtų praeities miglose. Sūnus tėvo darbų kolekciją patikėjo muziejui dingęs Štetlas. Šeduvos žydų istorijos muziejui, dar neatvėrusiam durų, o jau kaupiančiam tokias vertingas kolekcijas. Josefas skulptūras padovanojo ne Paryžiui ar Niujorkui, o Lietuvai, tarsi tokiu būdu tikėdamasis geriau pažinti savo tėvą Michaelį Brenerį. Taip jau nutiko, kad prieš keletą metų su manim susisiekė Michaelio sūnus. Jisai turėjo vieną šeimos tokią kaip ir relikviją, kurią norėjo padovanoti institucijai Lietuvoje. Ir ta laimingo institucija tapo mes, Žydų muziejus Šeduvoje, dingęs Štetlas. Ir nuo to laiko mes su juo palaikėm vis tokį ryšį ir užsitarnavom tokį turbūt pasitikėjimą. Ir praeitais metais jisai rašo man, kad mano amžius jau toks rimtas. Ir aš turiu savo tėvo darbų, kuriuos norėčiau, kad jie neliktų sandėliuke kažkur pas mane namuose, o vis dėlto gal atiduoti institucijai, kuri pasirūpintų tuo palikimu, kurį tėvas paliko. Atvažiavo, tada mes pradėjom sukt galvą, ką daryti toliau. Skulptūros gražios, skulptūros įdomios, reikia pasidalinti su kitais, ką mes čia tą dovaną gavom, ne tik mums, jog ji skirta. Ir natūraliausias dalykas buvo kreiptis į Aušros muziejų, nes Michaelis vis tiek, sunku čia pasakyti, vieni sako, kad jis gimė Šiauliuose, kiti gal kažkur prie Šiaulių. Pagal sūnaus dokumentus, kuriuos jisai su mumis dalinosi, sakoma, yra, kad jisai gimė Šiauliuose. Tai, nors ir tik gimė Šiauliuose, bet vis tiek tas sugrįžimas tokiu būdu mums buvo visiškai natūralus ir labai džiaugiamės, kad muziejus irgi sutiko tokią parodą surengti kartu su mumis. Aš asmeniškai manau, kad yra pasaulinio lygio menininkas. Aš manau, kad jo darbai yra unikalaus poveikio, jie labai paveikus. Ir aš manau, kad tai yra tiesiog neatrasta Lietuvoje gimusi žvaigždė. Mums labiausiai pasisekė dėl Michaelio Brenerio sūnaus požiūrio į mūsų projektą, į palikimą, į tėvo palikimą. Tai labiausiai čia mes turėtume dėkoti jiems ir dėkoti, žinoma, mūsų rėmėjams, kurie padeda mums šitaip kurti tą mūsų atminties rinkinį. Michaelis Breneris nenorėjo priklausyti nuo užsakovų norų ar ateinančios ir praeinančios mados, tad nerengė personalinių bei nedalyvavo bendrose parodose. Sūnaus Josefo iniciatyva Michaelio darbų paroda Amerikoje buvo surengta apie 1990-uosius. Paroda teveikė vieną dieną, nes pirmąją dieną į ją niekas neatėjo. Kita paroda, surengta po 30 metų, jau Lietuvoje ir sulaukė tūkstančių lankytojų. Tad Michaelio sūnui Josefui, nusprendusiam tėvo darbus padovanoti Lietuvai, apie tai buvo gera sužinoti.
Pažįstu jį tik keletą metų ir daugiausia mes bendravome su juo arba elektroniniu paštu, arba Zoomu. Tai ta pažintis tokia nėra labai gili, jam jau yra beveik 90 metų. Tikrai pagyvenęs žmogus, bet labai energingas ir labai tokios poetiškos dvasios. Ir nepaisant to, kad buvo savo gyvenimo tikslus visus sudėjo tiksliuosius mokslus į chemiją ir savo gyvenime dirbo įmonėse niekaip nesusijusiuose su menu, bet akivaizdu, kad ta šeimos gyslelė meninė jis irgi paveldėjo ir tai būtent per žodžius tą meną išreiškia ir tą savo emocijas irgi. Būtent sudėjo viską eiliuotai į savo tas trumpas arba ilgesnės poemas apie tėvą, apie jo darbus ir netgi apie tai, kas vyksta aplinkui. Jis gimė mažame gete, žydiškoje miesto dalyje, miestelyje, kuris regis virto 300 000 žmonių sovietiniu miestu sovietinėje Lietuvoje, vadinamus Šiauliais, turėjusio batų fabriką, šiaip ar taip mes jį žinome kaip Šavlę. Labiau nei motinos glėbys šilumą skleidė didžiulė rusiška krosnis, o palaimanų sakydavo jos artumas, ledas buvo vaizdinys tėvo, neriančio žiemą paplaukioti ledinėme upelyje. Šiaip tai, ko gero, pagrindinis šaltinis apie Michaelį Brennerį yra jo sūnaus eilėraščiai apie tėvą, nors pats jis ir pripažįsta, kad su tėvu bendravo nedaug, nes Michaelis buvo uždaras, mažai įsileisdavo žmonių į savo gyvenimą ir į studijas, kuriuose dirbdavo ir sunku pasakyti, kodėl taip susiklostė, bet vis tiek pagrindiniai dalykai, kuriuos mes žinome, yra iš Džozefo pasakojimo apie tėvą. Nepaisant to, kad jie mažai bendraudavo. Iš tikrųjų, Džozefas nedaug žino apie savo tėvą. Jisai buvo vėlyvas vaikas, jo tėvas jau buvo pagyvenęs žmogus, kai Džozefas gimė, tuo labiau uždaro būdo ir didelę dalį savo gyvenimo, kūrybinio gyvenimo praleido dviejose miestuose, tai yra Niujorke ir Paryžiui. Ir sūnus augdamas tėvo netiek daug matė, todėl apie jį iš tikrųjų nedaug galėjo pasakyti tokių faktinių dalykų. Ir tas mažas detalės jam buvo lengviau papasakoti būtent eiliuotai. Michaelis Brenneris gimė 1885 metais žinomų Šiauliuose amatininkų šeimoje. Šiaip tai informacijos nėra labai daug ir jinai kartais šiek tiek ir prieštaringa, turint omeny datas ir vietas, tačiau žinoma, kad tiek senelis, tiek Brennerio tėvas buvo juvelyrai, antspautų gamintojai ir netgi paminklų gamintojai. Negalima jų pavadinti amatininkais, jie labiau buvo kaip ir menininkai, nes juvelyrika vis tiek labiau menas. Ir greičiausiai Michaelis Brenneris ir paveldėjo tą kūrybiškumą iš šeimos ir kurį, žinoma, išvystė toliau mokydamasis įvairiose studijose. Michaeliui buvo 10 metų, kai Brennerių šeima vyriausiojo sūnaus Viktoro Davido kvietimu išvyko į Ameriką. Išvyko, aišku, su visa šeima, nes jie buvo iš viso 4 broliai ir 1 sesuo ir visa šeima išvyko į Jungtines Valstijas į Niujorką. Ir ten, žinoma, dėka savo brolio, aš manau, jis ir atskleidė savo talentą, jisai buvo anksti pastebėtas, pradėjo jisai anksti mokytis, mokėsi Niujorko studentų menų lygoje, kur gavo tikrai gerą pagrindinį meninį išsilavinimą ir ta mokykla dar buvo įdomi tuom, kad ugdymas joje buvo neformalus, nebuvo pastovių programų ir studentai nebuvo vertinami pažymiais. Galbūt tai ir turėjo šiek tiek įtakos tai tokiai laisvės tokiam troškimui Michaelio Brennerio. Michaeliui Brenneriui buvo 16 metų, kai 1901-aisiais atvyko į Paryžių studijuoti dailės prestižinėse meno mokyklose. Jį ir brolį Viktorą Davidą įtraukė bohemiškas ir kūrybiškas Paryžiaus gyvenimas.
Paryžiuje netrukus Michaelis įkūrė ir savo pirmąją studiją, į kurią užeiti galėjo tik tie, kurie turėjo rimtą priežastį – atėjo pozuoti Brenneriui. Jis išvyko į Paryžių studijuoti, paskatintas savo dėstytojo, garsaus amerikiečio skulptoriaus. Ir Paryžiuje jis iš pradžių lankė Žiuljeno studiją, kur buvo labiau klasikinis menas studijuojamas, formalus, bet jam tai pasirodė neprimtina. Jis troško šiek tiek tokių novatoriškų dalykų, modernių dalykų ir jisai lankėsi įvairiose kitose studijose. Taip pat labai daug vaikščiojo po muziejus, domėjosi, skaitė, visapusiškai lavinosi Paryžiuje. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Michaelis darbo reikalais dažnai keliaudavo į Niujorką. Niujorke įsteigtoje studijoje jis ir sutiko savo būsimą žmoną. Tai buvo egzotiškos išvaizdos mokytoja ir prancūzų kalbos vertėja Fanny Trins. Ji visą gyvenimą sunkiai dirbo, kad išlaikytų šeimą ir padėtų savo vyrui užsiimti tik menu. Jie susipažino 23 metais Niujorke studijoje, jie atėjo jam pozuoti. Tai buvo labai graži moteris, išraiškingo veido, tačiau Brenneris labiau pabrėžė jos ramybę, ramų būdą, ramę veido išraišką, jam tikriausiai patiko jos santūrumas. Jinai buvo vertėja ir pianino mokytoja. Na, apie mamą iš tikrųjų mes pačios mažai paklausinėjom, turiu pasakyti, labiau orientavomės apie tėvą, bet mama buvo būtent ta, kuri išlaikė šeimą, nes Michaelis turėjo šiek tiek paramos iš savo giminių, iš savo draugų, kurie jį rėmė visą gyvenimą, kad jis galėtų kurti, bet jo menas buvo slepiamas, ar ne, nieks jo nematė ir iš to pinigų jisai neuždirbo. Todėl viskas buvo ant jo žmonos pečių. Ir jinai, kiek galėjo šeimą išlaikė, nebuvo labai pasiturinti šeima. Tu šeimoje buvo 2 vaikai, ar ne? Taip, pirmas vaikas buvo pavadintas vyresniojo brolio Viktoro garbei Viktoru, tačiau jisai susirgo infekcinė liga ir dar būdamas vaikas mirė. Ir Josefas buvo antras sūnus ir jis tapo garsiu chemiku ir išties nugyveno ilgą garbingą amžių. Gyvendamas Paryžiuje, Michaelis Brenneris buvo priimtas į bohemos ratą. Pažintys padėjo įamžinti ne vieną garsią asmenybę, tačiau jo menas geriau žinomas ne meno pasauliui, o kolekcininkams. Taip nutiko ir dėl labai uždaro Michaelio būdo, ir dėl tobulybės siekimo, kai keldamas aukštus reikalavimus savo, per visą karjerą tik keliems darbams jis leido išvysti dienos šviesą. Paryžiuje jisai buvo taip pat pripažintas ir priimtas į tų vadinamų jau garsių žinomų menininkų bendruomenę, tokių kaip Rodenas, Matisas, Ruso, Lėgeris, Brakas, taip pat buvo pažįstamas su žymiais rašytojais Fitzgeraldu, Hemingvėjumi. Ir toje kompanijoje jisai buvo priimtas išties nuoširdžiai kaip novatoriškas menininkas, tačiau laikui bėgant kažkas pasikeitė ir jisai atitolo nuo tos bendruomenės menininkų ir labiau bendravo su savo tėvynainiais, kurie buvo atvykę iš Rusijos. Sunku pasakyti, kiek tos bohemos jisai persijėmė, bet manau, kad jisai tikrai tų draugų turėjo nemažai, tų pačių menininkų, kurie tą bohemą ir kūrė. Tai va, bet tuo pačiu metu jisai labai norėjo, siekė tobulybės, toks absoliutus perfekcionistas. Ir kol tos tobulybės nėra, tol parodyti kitiem negalima. Tai va tas toks yra. Ir kitas dar, kad buvo toks nusistatymas ir Josefas, jo sūnus, apie tai irgi savo poemose rašo, kad jis norėjo kurti tą tokį, nežinau kaip pavadinti, gal tyrą meną, ne? Kad niekas jo neįtakotų, užsakovai, pavyzdžiui, ar ne, noriu taip ir taip, arba taip ir kitaip, arba dar kažkokios kitokios ribos, kad neatsirastų, kad kiti menininkai jo bandė, nepaveiktų taip. Ir tas tyras menas, va tą ir turbūt siekiamybė to tyro meno, tai tą ir davė, kad jis buvo net nepažintas savo laikmečiu.
Ir dar jisai labai pasižymėjo tuo, kad jis ilgai labai tobulindavo savo darbus. Tiek eskizų daug pieždavo, tiek paskui pačias skulptūras dailindavo, vis perdarydavo, vis kažką pridėdavo, atimdavo. Ir netgi Gertrūda Štein apie jį sakė, kad jis yra menininkas, kuris niekaip negali pabaigti nei vieno savo darbo. Bet greičiausiai tai buvo tiesiog dėl to, kad jis savikritiškas žmogus buvo ir kritiškai vertino savo kūrybą ir siekė galbūt šiokio tokio ir tobulumo, buvo perfekcionistas. Michaelis kūrė meną dėl paties meno, nesiekdamas finansinės naudos ar žinomumo, nenorėdamas priklausyti nuo užsakovų norų, į savo studiją retai įsileisdavo svečius ir šeimos narius. Jos buvo atviros tik modeliams, kurių daugumos dabar net negalima identifikuoti. Ką jis man pasakojo apie Viktoro vaikystę, kaip jis sumušė hebrajiškoje mokykloje šablę ir kaip jis tapo menininku, vyresniuoju mene. Jis jau buvo patyręs, jam pavydėjo kaime. Jis paspruko nuo rusų šaukimo į armiją ir drąsiai žengė į pavojus slypinčius tarp Šavlė ir Niujorko. Greit rado savo vietą, sėkmę savo globėją, įrėžė savo kelią į Amerikos metalą, į Amerikos mitą. Atrado jėgų 1895-aisiais atsigabenti į Eastsaidą tėvus, brolius ir seserį. Tai, ką kūrė, niekas nematė, nei parodų rengdavo, nei parduotuvės. Taip, ir labai mažai žmonių galėjo įeiti į jo tas dirbtuves. Nebent tik tie, kurių modelius jis darė, bet ir tai labai ribotai, turbūt to paskutinio užbaigto proceso skulptūros, tai yra, kažin ar tie modeliai matė. Sunku pasakyti, bet atrodo, kad ne. Michaeliui Brenneriui keletą kartų pozavo rašytoja Gertrūda Štein. Manoma, kad susižavėjusi Brennerio talentu, jo studijoje praleido ištisas savaitės. Čia matom skulptūrą Gertrūdos Štein, jo rėmėjos, mecenatės ir žmogaus, kuris žavėjosi jo kūrybą. Turime šioje parodoje 2 jos biustus, jie yra praktiškai identiški, jeigu ir skiriasi, tai labai menkomis detalėmis. Kaip ir minėjau, Brenneris mėgo tobulinti savo kūrinius. Tačiau santykiai tarp jų nutrūko ir atsakymų šitą klausimą kol kas nėra, kodėl tie santykiai nutrūko. Tačiau jis išties labai žavėjosi jo kūrybą ir išties daug jam padėjo, įvedė į tą ratą menininkų. Dar viena įdomi jo įamžinta asmenybė – Alisteris Crowleys, alpinistas, poetas, seksualinis revoliucionierius. Nežinau, ar jie buvo bičiuliai, bet matyt bendravo, nes tai buvo labai įdomi asmenybė. Alisteris Crowleys toks, sakyčiau, kaip ir aferistas šiek tiek. įdomi asmenybė, keliautojas, pokštininkas, netgi tam tikrą prasme elgesio revoliucionierius, nesilaikė jisai priimtų normų elgesio. Jam taip pat pozavo žymus ginekologas, Nobelio premijos nominantas ir ilgametis draugas, rėmėjas Izidorius Rubinas. Finansiškai padengdavo ir išlaidas už studijos nuomą apmokėti, ir netgi buitinės išlaidas kartais padengdavo, surasdavo jam klientų, stengėsi platinti jo kūrybą, kiek tai buvo įmanoma, kiek Brenneris leisdavo. Būtent jis tarpininkavo, kad Brenneris sukurtų Alberto Einšteino portretą, tačiau Michaelis į susitikimą su Einšteinu neatėjo. Vienas Dievas žino, kodėl jam tai pasirodė ir praleido šitą galimybę, bet iš tiesų jisai žmogus buvo, kuris kūrė meną dėl meno. Ir galbūt netgi iš tos bendruomenės Gertrūdos Šteinės pasitraukė dėl to, kad jisai nemėgo konkurencijos. Ir nieko nedarė dėl finansinės naudos, nesiekė išgarsėti. Ir galbūt būtent šitie dalykai jam pasirodė svetimi toje bendruomenėje ir būtent galbūt dėl to jis pasitraukė į nuošalę šiek tiek. Apie patį Brennerį ir Michaelį, kad ir mažai žinoma, bet yra vis tiek įdomių tų jo gyvenimo faktų, žinoma. Vienas faktas, taip, galima įvardinti kaip įdomu. Bendraudami su Hemingvėjumi kavinėje kartą jie kažko nepasidalino ar susiginčijo ir susipešė. Ir tik tai draugai juos išskyrė, nes numuštynės žadėjo būti išties tokios rimtos. Ir kitas dalykas.
Taip, nors kad ir koks buvo nebendraujantis Brenneris ir nelabai norintis dalyvauti socialiniam gyvenime, jisai buvo įsirašęs į Jungtinių Amerikos valstijų greitosios pagalbos būrį per Pirmąjį pasaulinį karą ir padėjo nešti sužeistuosius iš karo lauko. Kitoje veikloje karo jis nenorėjo dalyvauti, nes jisai buvo pacifistas, tačiau prisidėti iš ties norėjo ir būtent tokiu būdu jis prisidėjo. Išvykęs iš Šiaulių, Michaelis Brenneris savo gyvenimo susiejo su 2 miestais – Paryžiumi ir Niujorku. Turėjo studijas abiejose miestuose. 1909 metais jis atidarė galeriją Paryžiuje ir, jei neklystu, 14 atsidarė Niujorke. Ir jisai tapo tarsi tarpininku tarp Paryžiaus ir Niujorko. Jisai, galima pavadinti jį agentu, kuris atveždavo kūrinius europiečių menininkų į Niujorką. Ir šitaip sukūrė tą ryšį ir šitaip iš dalies atėjo modernus menas į Jungtines valstijas. Bent jau susipažino šitaip su europietišku menu. Nes Amerikos dailės ta kryptis menų nebuvo tokia moderni. Taip, nebuvo tokia moderni, buvo labiau klasikinė, statiška. Ir būtent ko gero šitas dalykas, atvežimas šitų europiečių menininkų darbų į Niujorką ir padėjo pagrindus tam modernizmui ir Jungtinėse valstijose. Paryžiuje Michaelis gyveno iki 1938 metų, iki Krištolinės nakties pogromų, po ko susikrovė daiktus ir išvažiavo. Niujorke gyveno žmonos šeima bei 2 Michaelio broliai ir sesuo. Studiją užrakino ir paliko. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, sugrįžęs Paryžiaus studiją rado išlikusią, neišvogtą. Ir toliau gyveno bei dirbo tarp 2 miestų, kol jam leido sveikata. Į gyvenimo pabaigą dirbtuves Paryžiuje uždarė ir gyveno tik Niujorke, kur ir mirė. Kūryba, kaip niekas kitas, labai apnuogina žmogaus sielą. Ir ypač jeigu ta kūryba yra tokia, be taisyklių, neformali ir moderni, jau tiem laikam labai moderni, gal jis buvo netgi modernesnis už savo to laiko kolegas. Ir joje atsispindi toje kūryboje tikriausiai labiausiai emocija. Jisai buvo tikriausiai labai įžvalgus žmogus, jis sugebėdavo peržvelgti kiaurai žmogų, suprasti jo charakterį ir išgryninęs emociją pavaizduoti skulptūrose. Nes daugiausiai jisai ir kūrė portretus, viso ūgio, biustinius portretus. Ir jis pats yra pasakęs tokią frazę, kad yra fotografija, todėl aš turiu padaryti geriau. O tas geriau tikriausiai ir buvo išreikšti tiesiog žmogaus vidų, emociją, o ne fotografiškai pavaizduoti. Sūnaus Džozefo muziejui padovanoti darbai sukurti 1908–1960 metais. Jie tapybiški, jausmingi, ekspresyvūs. Eksponuojamos ne tik skulptūros, bet ir Michaelio piešiniai. Piešiniai keli buvo eksponuoti dar Paryžiuje, kai jis dar buvo labai jaunas kūrėjas, ir tų piešinių yra iš tikrųjų daugiau. Ir piešiniai lygiai tokie pat yra ekspresyvūs, galingi, jausmingi kaip ir skulptūros. Nes aš manau, kai jis darydavo daug eskizų prieš darydamas skulptūrą, prieš sukurdamas formą skulptūrai. Michaelis Brenneris savo kūrybinės idėjas vystydavo ilgai, kruopščiai studijavo žmones, tyrinėjo jų savitumą, ieškojo geriausios meninės raiškos, siekė tobulumo. Tai menininkas, kuris, jei nebūtų vengęs viešinti savo kūrybos, nebūtų taip griežtai savęs vertinęs, būtų stojęs į vieną eilę su žymiausiais praėjusio amžiaus pradžios modernaus meno kūrėjais.